Labas rytas. Mes šiandieną rytą pradedame treniruoklių salėje ir šiandieną bus rytas skirtas būtent kojų mankštai. Šitas treniruoklis yra skirtas dvigalviui šlaunies raumeniui stiprinti ir mes padarysime keletą pratimų su juo. Sigita yra atsigulusi ant pilvuko, ant treniruoklio, kojas užkišusi, pati Kelėna yra palikusi toliau nuo pagalvės. Mes lenkiame kojas kuo arčiau sėdmens. Moteris lenkia kuo arčiau sėdmens, kadangi mes nušautumėm 2 zuikius vienu metu. Tai yra treniruotume dvigalvį šlaunies raumenį ir sėdmenį tuo pačiu metu. Vyrai šitą treniruoklį naudoja truputį kitaip. Kiekvieną kartą, kai keliame, kai lenkiame koją, iškvepiam. Kiekvieną kartą su iškvepimu. Šitokių judesių padarom 15 pakartojimų, 3 kartus po 15. Sekantis mūsų treniruoklis yra keturgalvių raumens stiprinimui. Esame prie treniruoklio, atsisėdę, kojas užkišę, ištiesim koją per kelį ir sulenksime. Neatpalaiduojame kojos, visą laiką laikome įtemptą, su kiekvienu pakėlimu iškvepiame. Tokių judesių padarome per treniruotę 3 kartus po 15 pakartojimų ir keliausime prie sekančio treniruoklio. Sekantis mūsų treniruoklis yra pritūpimai ant pritūpimų kėdutės. Mes šiandieną pademonstruosime tokį kombinuotą pratimuką kartu su pečių, bus pritūpimai kartu su pečių juosta, dirbs ir kojos, ir pečiai. Įsirašėme ir kelsime svarmenukus pirmyn, pritūpimą darysime atgal. Šis treniruoklis yra labai geras tuo, kad mūsų kelias būna kampu. Mes turim 90 laipsnių kampą, nesitraumuoja mūsų kelio sąnarys. Galime teisingai labai pritūpti. Dirba sėdmens, keturgalvio raumens, dvigalvio raumens raumenis ir šiuo atveju priekinis deltinis raumuo. Jau užmirštame kvepuoti. Per treniruotę padarome 3 kartus po 15 pakartojimų ir tuomet padarome keletą tempimo pratimukų ir baigiame šią treniruotę. Gero ryto jums ir viso gero.